Taigi praeitą pamoką mes kalbėjom apie pradžios knygą, kas įvyko prieš pasaulio sutvėrimą. Kad mes gyvenom prieš pasaulio sutvėrimą. Daug buvo rašto vietų, kurios parodžiau, kad Liuciferis irgi buvo prieš pasaulio sukūrimą, kaip jisai apnuodijo angelus nuodėmės virusu ir ką nuodėmės virusas padarė. Ir mes taip pat kaip Dievo sūnus gyvenome ir buvom prieš pasaulio sutvėrimą. Kaip Jobui buvo parašytas, sako, kur tu buvai, kai išdėjau žemės pamatus. Ir kai išdariau tą, trečią, ir po to sako, taip tu buvai ir tu matei, kai buvo kūriama žemė. Ir kitoje rašto vietoje Jobui irgi parašyta, kad sako, Dievo sūnus džiaugiasi ir gėdojo, matydami Dievą kūriant žemę. Ir pirmoje rašto vietoje pradžioje, kai Dievas sukūrė dangų žemę, va ten ir eina kalba apie šitą sukūrimą. Ir hebrajų kalboje parašyta, kad ten ir žemė buvo sukurta, užbaigta, 100% užbaigimas, nieko netrūko daryti. Ir ten mes gyvenom su Dievu, kaip Biblija rašo, jūs esat prieš pasaulio sukūrimą išrinkti, pašventinti ir paskirti. Ir kas ten vienam iš pranašų irgi sako, tau dar negimus aš tave jau pažinau. Suprantat, reiškia, vat apie šitos dalykus Biblija daug nerašo, todėl kad tai yra tarsi užkoduota. Ir įdomiai, kaip kad vat būtent laikų pabaigoje Dievas atveria šitą labai nerealią ir įdomią temą. Ir mes pasigilinsim toliau, kodėl Dievas būtent tai atveria ir ką tai duoda. Ir mano gyvenimą tai radikaliai pakeitė suvokimas, supratimą krikščionybės iš viso, ką mes čia darom ir koks mano tikslas. Ir aš labai aktyviai pradėjau investuoti savo gyvenimą į santykių su juo, kad neišvaistyti savo gyvenimą, nes aš supratau būtent, kodėl mes esame atėję čia. Suprantat, ne tam, kad pastatyti namą, pasodinti medį, užauginti sūnų ir viskas. Karjera kažkokia dar kažkas. Kad yra didžiausias tikslas mūsų gyvenime čia, kodėl mes esam čia ir kad neišvaistyti. Dėl ko po to nereikės graužtis. Ir Dievas tai atveria, bet tai reikia iš tikrųjų suprasti. Tai, ką aš nepaminėjau praeitas, iki Jobo knygoje 4 skyrius netgi sako taip apie angelus, ką rašom. Sako 4 skyrius 18, sako, jei aukščiausiasis nepasitikė net savo tarnais, net jei jis randa klaidų, trūkumų angeluose. Čia vėlgi eina kalba, kas vyko prieš pasaulio sutvėrimą, kaip Liuciferis buvo apnuodęs nuodėmės virusų, angelus ir Dievo vaikus. Jobo 15:15 sako, jei aukščiausiasis nepasitikė savo angelais ir nedangus yra nešvarus jo akyse, tai tik dar kartą įrodo, kad nuodėmės virusas buvo apkristas visas dangus ir čia ir tu gali pasakyti, kaip gali būti apkristas dangus. Bet kai mes nesuprantam viso paveikslo iš tikrųjų, ką Dievas kūrė ir ką Dievas daro, mums atrodo keista ir šokas. Suprantat, kaip Dievas leido? Taip, pasiekoja ko, po to Liuciferis, kaip tam knygoje Drevnė Doroškė irgi rašo, Liuciferiui buvo leista 6 kartus atgailauti, keistis, bet jisai po kiekvieno karto, ten tai knygoje, jeigu kam įdomu, gali susirasti internete, po kiekvieno karto jisai buvo teismas ir buvo leidžiama jam dar kartą keistis, atgailauti, bet jisai nepasikeitė, neatgailavo, pasiekojo to, jis buvo išmestas į žemę. Taigi, ir viena iš įdomių temų dabar, kaip mes skaitėme, pradžioje Dievas sutvėrė žemę į dangų, žemė buvo New Brand, sukurta, pilnai gyventi žmonėm, ten gyveno angelai, Liuciferis ir mes kaip Dievo sūnus buvom patalpinti taip pat. Antra eilutė sako, žemė buvo sunaikinta, chaotiška, tuščia ir be pavidalo. Lygiai taip pat trečioj rašto eilutė sako, kur čia dabar yra? Taip, žemė, sako, buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, Dievo dvasia sklandė virš vandenų.
Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Dievas matė šviesą, kad tai buvo gera ir atskyrė šviesą nuo tamsos. Taigi, čia irgi yra nerealiai įdomi tema, tai vat jeigu pasižiūrėti vat į tai, kas vyko, tai, kad buvo apnuodas dangus, netgi angelais Dievas pradėjo, kaip pasakyti, ten pasakyta, kad suabejotų, tai, kad angelai buvo irgi apgauti Liuciferį, ar ne, tai, kad visiems trūko brandos, nemokėjo atskirti gerą nuo blogo, iš todėl jie buvo ir apgauti, lygiai taip pat kaip ir Ieva su Adomu. Ir esmė tame, ką sako Dievas atskyrė, sako, tai atsiranda šviesa ir atskyrė šviesą nuo tamsos. Tai dabar žiūrėkim, čia yra dar gilesnis apriškimas, nerealus. Dabar taip, mes buvom patalpinti, angelai ar ne, mes su tėvu gyvenom prieš pasaulio sutvėrimą, bet toj pirmoji eilutė, kai Dievas sako, sutvėrė žemę ir dangų. Įsivaizduokit, ten galbūt praėjo milijardai metų, todėl kad laikas ten teka visiškai kitaip. Ir mes buvom nebrandus, mes nežinom, kas yra melas, kas yra baimė, ką reiškia manipuliuoti, apgauti, nekęsti, mes nežinojom, kas yra nuodėmė. Suprantat? Ir Liuciferis taip pat jis pradėjo manipuliuoti, apgaudinėti ir buvo apnuodyti nuodėmę. Įsivaizduokit, viskas buvo viename kaip košė, ne? Ir Dievas daleido iki tam tikro laiko, kol kažkokie įvykiai įvyko, kol pasiekoje Dievas pasakė stop. Viskas, atėjo laikas, ten įvyko kažkokie įvykiai, to, kol po to Liuciferis buvo išmestas ir mes kaip žmonės vėl po truputį pradėjom būti patalpinti šitą žemę kažkokiam procesui. Sako stop, dabar ką Dievas padarė? Jis pradėjo atskirti gerą nuo blogo. Suprantat? Kol mes buvom nebrandus danguje, mes nesupratom, kas yra gera, kas yra bloga. Dabar mes einam per tą procesą, kad Dievas įvardijo, aiškiai pasakė, kas yra gera, kas yra bloga. Liuciferis išmestas, ar ne? Kitaip tariant, jisai atskyrė blogus nuo, kaip pasakyti, pragare yra tas Abraomo prieglobstis, kur mes buvom patalpinti tenai, kol po truputį kiekvienas mes esam talpinami šitą žemę, ne, bet ateina tos sielos, ne, iš kur jos ateina. Ir Biblija irgi apie tai rašo. Ir kaip pasakyti, va, tas atskirimas vyko, kad jis pasakė stop nuodėmei. Liuciferis atskirtas. Jis pasakė, tarsi nubrėžė liniją šviesai ir tamsai. Jis nubrėžė liniją. Kitaip dar pasakė taip, kad 6000 metų dar bus tas atskirimas, ar ne? Bus dar leista, tai tamsai būtų. Dar 7000 po to bus stop. Visiškai Liuciferis su visais demonais bus patalpintas į pragarą, bus mirtis paskutinė, turės, kaip sakyti, sunaikinta, būt nuodėmė sunaikinta, ar ne? Ir Dievas dar mes esam patalpinti šitą žemę tam procesui, kokiam dabar procesui mes esam patalpinti, ne tik išsigelbėti. Išsigelbėti tai yra darželio lygis yra, vadinkim, tai yra pirmas žingsnis. Kaip kūdikiai, kaip vaikai mes išsigelbė. Bet po to Dievas sako, man reikia brandžių žmonių, subrendusių, pažįstantį gerą ir blogą. Kaip Dievas pasakė, sukurkime žmogų dabar, ne, kai Adomas nusidėjom, su Dievas sako, dabar jie tapo tokie kaip mes, pažįstantis gerą ir blogą. Ką tai reiškia? Gerą ir blogą pažinti tai yra labai geras dalykas iš principo. Ir mes, kai sakom, kad kiti vertimai rašo, kad Dievas neleido valgyti nuo pažinimo medžio gerą ir blogą. Iš tikrųjų, ne originaliai parašyta, kad sako labai atsargiai valgyk. Todėl, kad pažinti gerą ir blogą yra labai geras dalykas. Kodėl mes danguje neturėjom pažinimo gerą ir blogą, todėl mes buvom apgauti tos nuodėmės, ar ne? Mes nepažinom, kas yra gera, bloga. Dabar mes einam per šitą procesą, kad Dievas sako, pirmą jūs turit valgyti nuo gyvybės medžio, pažinti mane, pažinti mano braižą, mano įstatymus, mano įsakymus,
mano potvarkius, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, pažinti ir po to, kai ateis pasirinkimas gera ir bloga, tu labai gerai atskirsi, kas yra gera, kas yra bloga, suprantate, ir mokėsi atmesti. Kaip sako, reikia išmokti atskirti, kas yra gera, bloga, po to atmesti blogą ir daryti gerą. Ir čia yra be galo didžiulis procesas, ką ir mes ir atėjom atlikti šitoj žemėje. Ir vat, kai Dievas sako, dabar aš jūs, sako, aš atskyriau gerą nuo blogo, ką tai reiškia? Dievas davė įstatymą. Sako, kol nebuvo, romiečiams parašyta, sako, kol nebuvo įstatymą, nuodėmė yra neįskaitoma, kol nėra įstatymo. Aš galbūt dabar greit neatsiversiu, nerasiu. Žodžiu, romiečiams kažkur parašyta, sako, kol nėra įstatymo, nuodėmė yra neįskaitoma. Kol nėra atskirimas, kas yra geras, kas yra blogas. Kai Dievas davė įstatymą, jisai aiškiai įvardijo, kas yra gera, kas yra bloga, nes prieš tai buvo viską. Ir netgi Biblijoje parašyta, sako, visi gyveno kas kaip išmanė. Ir lygiai va taip pat dangui buvo tarsi viskas viename. Įstatymo nebuvo danguje dar duota, ar ne? Nebuvo atskirimo, bet Dievas, sako, atskyrė gerą nuo blogą, duodamas įstatymą pasakė, čia yra gerai, čia yra blogai. Ir dabar šitoj žemėje kas vyksta? Mes mokinamės atskirti gerą ir blogą, atmesti blogą ir daryti gerą. Ir va čia yra viso gyvenimo projektas, ne tik išsigelbėti ir grįžti namo, kas yra pats nuostabiausias dalykas, grįžti namo ar ne, bet išmokti atskirti gerą. Kodėl? Todėl, kad mes ten buvom apnuodyti nuodėmę, bet dabar mes ir turim vėl iš tamsos kilti į šviesą ir vėl daryti tuos teisingus pasirinkimus, atmesdami nuodėmę, suprantat, ir vėl išmokti pasitikėti Dievu ir grįžti į dangų su patirtim ir subrendusiais. Suprantat, nes sako, visa kūrinija laukia Dievo sūnų. Kas yra tie Dievo sūnus? Tie, kurie ant tiek artimai vaikšto su Dievu tame Edeno sode, kurie subrendo. Jie ant tiek subrendo, ant tiek aiškiai girdi Dievo balsą kiekvienoje situacijoje, kad sako, dabar to daryk, to nedaryk, čia teisinga, čia neteisinga, dvasios balsą girdi viduj. Suprantat, kaip pasakyti, dabar mes nebevykdom sausai įstatymo. Dabar Dievas sako, aš įstatymą įrašysiu į jūsų širdis. Kažkur yra parašyta, Biblijoje nepamenu kur. Sako, aš įstatymą įrašysiu į jūsų širdis. Ir vat, kadangi mes pasiekoje to, kodėl Dievas sako, budėkite ir būkite arti manęs, todėl, kad tik čia vienintelis būdas išmokti, atskirti gerą nuo blogo, kai esame arti Dievo ir ta dvasia mumis kalba mumise. Mes atpažįstam Dievo balsą ir sakoma, čia yra blogai, čia gerai, kai Dievo dvasia viduj arba nuliūsta, kai mes darom kažką negerai, jinai yra nuliūdus ir tu jauti tą jos nuliūdimą. Ir sakai, aš taip myliu Dievą, kad aš nenoriu jos liūdinti. Ir noriu daryti teisingai. Va čia ir yra branda. Čia prasideda branda. Dabar žiūrėkite įdomiai, kaip branda vyksta milijardus metų žmonijai. Suprantat? Mūsų branda prasidėjo ten. Ten įvyko kažkokie įvykiai pasiekoje, ko mums atmintis yra anuliuota. Ar ne? Ir mes ateinam čia, vėlgi bręstam toliau, išeinam iš tamsos, einam į šviesą, darom sprendimus, o ne vyksta branda, gyvenam arti su Dievu, bręstam ir bręstam, nes Dievo tikslas susikurti savo šeimą. Kaip Jėzus sakė, jūs esate dievai. Dabar, kaip pasižiūrėti save, mes esam varguoliai, ne dievai. Bet statusas tai yra viduje Dievo sūnų, todėl Dievas nori mums sugrąžinti šitą statusą. Bet šitas statusas ir sugrįžimas tada, kai mes gyvenam labai arti jo ir pažįstam jo balsą ir pradedam atskirti gerą nuo blogo, ko mes ir atėjom šitą žemę. Išmokti atskirti gerą nuo blogo. Suprantat? Bet vien, kad atskirti gerą ir blogo, čia irgi, aš sakyčiau, reikia universitetą baigti. Nes realiai, pavyzdžiui, biškai galime apie tai pakalbėti. Vienas žmogus ir užklausė, sako, o kaip supras, kas yra gera, kas yra bloga, vienam gera, tas yra, kitam ne. Kaip Dievas daug kartų Senajam testamente rašo, sako, vaikai mano yra tiek akli, kad jie nesugeba atskirti kairės nuo dešinės. Jie nesugeba atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, todėl jie yra sužeisti
arti va to gyvenimo, tos nuodėmės, to prakeikimo. Ir sako, juose nebėra sveikos vietos, tai kad žmonės yra nebrandus. O mūsų tikslas yra ateiti šitą žemę, subręsti. Suprantat? Ir Paulius sako, tik subrendusiam tinka dvasinis stiprus maistas. Suprant, Paulius irgi sako, yra brandos lygis, yra maisto stiprumo dvasinis lygis, kuris augina žmogų. Tarkim, dabar pasižiūrėkime mane, kas yra gera ir bloga. Kartais žmonių gyvenimą vyksta, vadinkim taip, bankrotai. Kaip pavyzdys, ne? Bankrotas gali būti kitas, pavyzdžiui, gali būti, tarkim, tokių, kaip pasakyti, kažkas buvo paliktas, pavyzdžiui, mamos, tėvų ar ne vaikų, namuose buvo paliktas, jisai gyvena ten. Jisai yra gyvenimo sužalotas, jis gali sakyti, kodėl mano gyvenime vyksta taip ir taip, ne, kodėl kiti turi šeimas, o aš čia toks einu per vienus namus į kitus namus, niekada meilės neturėjau, ar ne? Ir atrodo, blogas dalykas įvyko, ne, bet reikia suprasti tokį dalyką. Ir mes atėjom šitą gyvenimą, vadinkim taip, ne poilsiui, bet darbui, brandai, kad suvokti ir pažinti, atskirti, kas ir gera bloga. Ką tai reiškia? Ir dabar žiūrėkit, yra žmonės, kurie iš viso šitos situacijos išima patį geriausią, ką tik gali. Jie išmoksta pamilti save, pamilti gyvenimą, nežiūrinti tai, kad jie buvo nuskriausti. Nežiūrinti, kad jie buvo palikti tėvų. Yra kaip yra, mes nesirenkam. Man atrodo, kodėl Dieve tu daleidi taip. Bet yra žmonės, kurie pakyla, kurie išmoksta atleisti savo, išmoksta leisti Dievui, susitaiko su Dievu ir sako, Dieve, dabar šitą skausmą aš paversiu į kažką gražaus. Ir jie lygiai taip pat tarnauja kitiem vaikam, kurie yra netekęs tėvų, namų ir panašiai. Ir jo gyvenimas, jisai, kaip sakyt, tą tamsą, iš tamsos pereina į šviesą. Jis tą tamsą pakeičia šviesą, suprantat? Ir tai atrodo bloga. Kitas pasižiūrėtų, kad tai yra labai bloga, ar ne? O kitas pasakė taip, tai aš džiaugiuosi, kad tai įvyko, nes aš dabar tarnauju kitiems nuskriaustiems ir aš kaifuoju nuo to, ką darau. Ir tai pasirodo buvo Dievo planas jo gyvenime. Ir tai palauk, dabar mūsų supratimu, tie, kurie atrodo, ir aš neskau, kad visi atvejai yra tobulai geri, aš tiesiog kaip pavyzdį duodu, mūsų akim tai gali būti bloga, bet Dievo akim tai gali būti gera. Pavyzdžiui, kiti galbūt eina per kažkokius bankrotus, ar ne, ir sako, Dieve, kodėl bankrotai, kodėl taip, ar kad Dievas negali aprūpinti, jisai gali aprūpinti, bet kartais leidžia tokius dalykus tam, kad kažko tu išmoktum. Gal tu esi godus pinigam? Pavyzdžiui, žiūrėk, vieni daro verslus ir jiems sekasi, ir jie pinigų turi, ir jokių problemų, ir jie plečiasi, ir duoda, ir sakyta. O kitas, kiek ką bedarytų, jis pastoviai krenta, bankrotas, kodėl? Todėl, kad yra problema jo viduje, ir čia yra tik Dievo malonė, kad Dievas duoda bankrotus tam, kad duoti žmogui suprasti, kad Dievas nori pakeisti jo vidų. Suprantat? Ir būtent kartais tik bankrotai gali ant tiek duoti skaudžių pamokų, kad žmogus pradeda atsipeikti ir mąstyti. O galbūt man reikia mažiau ir išmokti gyventi su mažiau, bet su ramybė, negu turėti daug, po to daug antstolių, daug problemų ir daug bankrotų. Suprantat, kaip pavyzdys. Ir tu gali pasakyti, kad tas bankrotas jam yra labai blogas dalykas, bet iš tikrųjų Dievas leido ateiti tiem bankrotams, tai kad Dievas nori mus vesti šitam gyvenime, kaip per egzaminą, kaip per procesą mes kiekvienas turim kažką išmokti savo srity. Jeigu, tarkim, tu esi godus pinigam, tu pastoviai krisi problemą su pinigais, o turi čia įsiaiškinti ir suprasti, kur tu darai neteisingus sprendimus. Ir Dievas būtent šitaip mokina. Ir atrodo, tu gali pasakyti, mes neteisingai suprantam, kas yra gera, kas yra bloga. Ar ne? Ir, pavyzdžiui, čia ir yra ta mokykla, kai mes turim atpažinti savo gyvenime. Kažkas galbūt eina per skyrybas, ar ne? Kažkas negali susilaukti šeimos vaikų. Aš irgi tokių
girdėjau tokių liūdimų, kur žmonės paliko bažnyčią, paliko Dievą, nes jie negalėjo susilaukti vaikų, nes čia Dievas nedavė, jie įsižeidė dėl Dievo, žodžiu, Dievas kažko nepadarė, žodžiu, numojo ranką ir išėjo. Bet po daug metų jie iš tikrųjų susilaukė vaikų ir labai gamtinių būdų. O ką Dievas norėjo pamokyti? Suprantat, bet jeigu tai pamastyti, kodėl Dievas daleidžia tos dalykus, ką jis nori pakankinti, ne. Mes žinom, kad Tėvas yra geras Dievas, jis niekada nekankina savo vaikų, bet kodėl mes einam per sunkius procesus? Tam, kad išmokti skirti gerą nuo blogo, kad pamatyti, jeigu ta situacija mano gyvenimo, ką Dievas nori mane pamokyti? Gal jis nori pamokyti mane tokio dalyką, o jeigu tu niekada ir neturėsi vaikų, ar Dievas klausia, ar tu vis tiek mane mylėsi, ar tu išmoksi manim vis tiek pasitikėti, manim, viltis manim, neįsižeisti ant manęs, nesupykti, ne, pasitikėti manim, jeigu ir neturėsi vaikų. Suprantat? Ir jeigu žmogus pereina per šitą pamoką, šitą situaciją, jis šitą patirtį nusineš kaip patį brangiausią vertybę į dangų namo. Suprantat, nes mūsų tikslas ir susirinkti patirtį, skirti gerą nuo blogo. O kitas įsižeidė nafik, sako, man nereikia tokio Dievo, išeinu, ne? O kitas sako, ne Dieve. Kaip Jobas sako, aš jeigu gaunu gerą, ką aš ir blogo negaliu priimti iš jo. Suprantat? Ir čia mes renkamės, arba įsižeisti ant Dievo, arba sakyti Dieve taip. Ar tu duosi man laikų, ar neduosi šeimos, ar vaikų, ar dar kažko, ko man reikia, aš vis tiek tave mylėsiu, aš vis tiek tavim tikiu ir aš renkuosi tikėti, mylėti ir paklūsti, neįsižeisti. Čia ir yra mūsų šitie egzaminai. Suprantat, kai mes turim išmokti, atpažinti gerą nuo blogo ir daryti teisingus sprendimus, pasirinkti gerą. Suprantat? Ir jeigu nebūtų blogo, kaip mes išmoktumėm pasirinkti gerą? Suprantat? Jeigu nebūtų skaudžių situacijų, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, įžeidimų kažkokių, įsiskaudinimų, kaip mes išmoktumėm atleisti? O Dievo tikslas yra išmokti mums atleidimo. Ir tu gali pasakyti, pastoviai mane kažkas įžeidžia, pastoviai kivirčiai, pastoviai problemos, ne? Jei galvoju, baisus gyvenimas, viskas košmaras, aš tokio nenoriu. O Dievas nori tave išmokinti atleidimo ir meilės. Suprantat, ir kuo daugiau, tarkim, kad ir šeimoje pyksis, reiškia, tu tuo daugiau turi šansų atleisti, išmokti atleisti. O taigi, kas vyksta? Esmė tame, Dievas sakė, atskyrė šviesą nuo tamsos, tai eina kalba apie dvasinę tamsą ir apie dvasinę šviesą tavo gyvenime. Šitas atskyrimas šviesa nuo tamsos vyksta kiekvieną dieną, ar ne? Yra bankrotas, yra skyrybos, yra lygos, yra nesėkmės, ne? Ir tu turi atmesti blogą, atskirti šviesą nuo tamsos, pasakyti, čia bloga, čia gera, aš renkuosi šitokį sprendimą. Suprantat? Kažkam, tarkim, vaikas mirė, metų, 2 kūdikis mirė, atrodo, kur yra Dievas, ne? Kiek žmonės sako, kur yra Dievas, kodėl daleido tokiam kūdikėlėm mirti, sako, pijokai sėdi ten kažkur prie konteinerių, jie gyvena ten 100 metų ir jie nemiršta, o čia kūdikėlis mirė, kokia neteisybė. Tai dabar žiūrėkit taip, ką Dievas nori tave išmokinti šitoj situacijai. Suprantat, kad tu išmoktum atskirti, kur gera nuo blogo. Suprantat, šito kūdikėliui Dievas pasirūpins, tau nereikia pergyventi, viskas yra Dievo rankose, o Dievo tikslas ir būtent tavo širdis. Ir tu atėjai šitą žemę ne veltui, suprantat? Tam, kad būtent kažkokios savybės trūksta tavo širdyje, kur būtent tik ta kūdikio mirtis, suprantat? Gali kažkokia savybė, kai tu eini per patį, kaip Dovydas sako, per mirties šešėlio slenkstį. Sako, aš vis tiek, kai tu mane vesi, Dieve, aš vis tiek pasitikėsiu tavim. Suprantat, kai nėra pačios didžiausios tamsos, kaip mes išmoksim šviesos tada, kaip išmoksim daryti teisingus sprendimus, jeigu nėra tamsos mūsų gyvenime. Jinai privalo būti ir mes atėjom čia ne poilsiui, relaksui, bet darbui su savo širdim. Ir čia yra tikslas, Dievas sako, aš atskyriau tamsą nuo šviesos,
aš dabar daviau jum įstatymą, įstatymas yra įrašytas širdį, bet tu turi būti arti manęs, kad tu girdėtum mano balsą įstatymo pavydalu, suprantat, kad girdėt, kad tu eitum per procesą. Ir išgelbimas jis vyksta per visą gyvenimą, suprantat, tas išgelbimas, ta prasme, kad tu eini iš vienos šlovės į kitą, iš vieno sprendimo, iš vienos pamokos į kitą pamoką, iš vieno egzamino į kitą egzaminą, iš vieno apvalymo į kitą apvalymą. Ir visas gyvenimas yra toks. Ir Dievas sako, štai atskiriu dabar šviesą nuo tamsos. Buvot danguje, jūs nepažinot, neatpažinot, nesupratot. Dabar aš duodu įstatymą, sako, kol nėra įstatymo, nėra nuodėmės. Kai atsirado įstatymas, įvardyjimas, kas yra gerai, kas yra blogas, ir atsirado nuodėmė. Suprantat, įvardyjimas, nes mes nesupratom, kas yra gerai, kas yra bloga, pas mus košė visą viduj. Kai Dievas davė įstatymą, dabar sako, čia yra gerai, čia yra blogai. Ir taip Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos, pasakė, gerai, blogai. O dabar sako, aš tau duodu gyvenimą ir mirtį. Ir tu turi dabar rinktis, bet sako, aš tau siūlau rinktis gyvenimą. Ir yra tokia rašto vieta, Senajame testamente sako, bet jeigu tu pasirinksi mirti, bus tas ir tas ir tas. Jeigu pasirinksi gyvenimą, bus tas ir tas ir tas, bus sėkmė tavo gyvenime. Jeigu pasirinksi mirti, bus nesėkmė. Ir Dievas atskiria. Sako, gyvenimas ir mirtis, šviesa ir tiesa, aš atskiriu juos, pasakau, čia yra tas, čia yra tas. Tu turi rinktis. Ir trečioji eilutė, kad Dievas sako, skyrė šviesą nuo tamsos, va čia ir įvyko. Suprantas, jis atskyrė. Liuciferis buvo išmestas. Mes buvom patalpinti Abraomo prieglobstyje, kuris yra žemės viduje, ar ne? Ir po to mes ateinam šitą žemę procesui susirinkti patirtį, kurią nusinešim į dangų. Ir įdomus momentas, kas klausėsi, vienas iš pamokslų Šapovalo, vienas nerealiai, jis matė tokį regėjimą, kai sako, tarsi buvau dangų ir mačiau žmonės su rūbais ir ant tų rūbų tarsi buvo užrašų knygutės mažos. Ir sako, įdomus momentas, sako, tose mažose knygutėse buvo užrašytos žmonių egzaminai, kurie su labai dideliu skausmu, jie perėjo tos egzaminus ir pasielgė teisingai. Ir sako, prie vieno žmogaus, sako, tų knygučių nereikėjo skaityti, sako, taip antgamtiškai tu prieini ir tu žinai, kas yra surašytose tuose knygutėse, ką žmogus perėjo, kokius sunkumus, kokius sunkius sprendimus padarė savo gyvenimą, suprantat? Ir sako, kitus žmonės, aš mačiau, knygutės buvo tuščios ir jų tie rūbai atrodė kaip skarmalai tokie. Jie buvo bet prabangumas buvo kame, būtent tų knygutėse istorijas, bet tai duodavo jų rūbų prabangumą, sakom. Ir vienas sako, aš mačiau, kaip perėjo daug situacijų, daug nusižeminimų, išmoko mylėti, išmoko atleisti, išmoko pasitikėti Dievui. Ta prasme, visos tos istorijos surašytos ir sako, kitas sako, neėjo per procesus. Suprantat, jis nedarė savo gyvenime va to atskirimo gerą ir nuo blogo, jis neėjo per procesus, jis nesimokino atpažinti gerą nuo blogo ir pasirinkti teisingus sprendimus. Ir sako, jo rūbai atrodė kaip skarmalai ir sako, mūsų tikslas ateiti į dangų su patirtim. Suprantat? Nes tai prisidės prie brandos ir mes per visą kitą amžinybę bręsim toliau. Tai nereiškia, kad nueisim į dangų ir nebus ką veikti. Biblija rašo, kad visas gyvenimas amžinybė tai yra pažinti Dievą. O kam reikia pažinti Dievą? Kad bręsti toliau. Suprantat? Ir aš galvodavau, kad dangui nusidėti neįmanoma, viską čia tik mes greičiau iš to pragario dango, bet pasirodo, matot, Liuciferis krito. Jis nusidėjo, nusinešė angelus. Dalį angelų nusivedė su savimi, ne? Dangus buvo apnuodęs, vaikai buvo apnuodyti nuodėmės virusu, nes irgi testamente Naujajame rašo, kad sako, Jėzaus kraujo ir apvalymo reikia ne tik žemėje, bet ir dangui. Įdomus procesas danguje vyko, ar ne? Ir vat, ką mes čia darom žemėje? Turim susirinkti brandą. Ir kiekvienas, kas eina per, vat, kodėl Dievas daleidžia? Skyrybas, bankrotos, lygos nepagydomas ar ne kažkokios. Visi va tie dalykai, kodėl daleidžia. O tam, kad mes vėl sugrįžtumėm pas tėvą ir susigrąžintumėm pasitikėjimą jo ir jis vestų mus per tą tamsos slenkstį, ne mirties slenkstį. Ir 22 psalmė išplėstinis vertimas įdomiai taip sako, kai aš vesiu tave per mirties slenkstį,
tą ar ne, kur pasižiūrėsi žemę, o ten praraja, bedugnė, va tos situacijos, kai būna mūsų gyvenime, sako, aš būsiu visada šalia, nors tu manęs net nejausi ir nematysi. Bet sako, aš vesiu tave per tai. Ir mano tikslas yra, kaip ten parašyti, dabar nepamenu. Sako, bet tu, sako, turi mano amžiną pažadą, aš niekada tavęs nepaliksiu. Ir Dievo tikslas yra koks? Kodėl mes esam čia? Kodėl mes vedami per šitas situacijas? Suprantat? Tam, kad išmokt pasitikėti Dievu. Kas bebūtų tavo gyvenime, suprantat? Tu tada krenti ant kelių, sakai, Dieve, padėk man išeiti iš šitos situacijos. Bet aš renkuosi tave, aš renkuosi nenusivilti. Aš renkuosi nenusigręžti nuo tavęs, aš renkuosi pasitikėti tavim, kas bebūtų mano gyvenime. Ir visa širdim, kaip sakyti, leisti, kad Dievas pervestų per šitos procesus, nes jis kažko nori mus išmokinti, būtent sunkiom situacijom. Jeigu nebūtų problemų, nebūtų, tarkim, blogis šitam pasauliu, kaip mes atpažintumėm, kas yra gera, kas yra bloga. Nes Edene buvo kaip? Sako, atsargiai valyk nuo gero ir pažinimo medžio, tai nėra blogas medis, tai yra labai geras medis. Mes ir ateinam čia, kad išmokti valgyti nuo šito medžio. Valgyti gerą ir blogą ir atskirti gerą nuo blogo, čia yra mūsų tikslas šitoj žemėje, suprantat? Tai nėra blogas medis, tai yra labai geras, bet prieš tai turim valgyti nuo gyvybės medžio, kas yra Jėzus. Suprantat, nuo gyvybės medžio. Pasiekoje ta, va tokia yra pasieka, valgom Jėzų nuo gyvybės medžio, tai yra jo artumas, ir po to valgom. Dievas leidžia mums suvalgyti gerą ir blogą, kai jau subręstam. Suprantat, ir subrandinti. Tai dabar, sakai, taip, pat atėjo šitą situaciją mano gyvenime. Aš darau tą ir tą sprendimą. Aš nenusivilsiu nuo Dievų, nenusigręžiu. Daugelis nusivelia ir nusigręžia. Aš prisimenu, kai buvo pas mūsų nerealiai sunkus laikas, finansinis, buvo žiauriai sunkus laikas, mūsų toks laikmetis prieš nemažai metų. Aš prisimenu, Dievo klausiu, kur vienas iki aš galvodavau, kas nutiko su mumis. Aš nusidėjom, ar kažką mes negerą padarom, Dieve, ar tu nusigrįžti nuo mūsų, kodėl, va visi tie bankrotai, antstoliai, kas darosi su mumis, Dieve, kas vyksta. Ir aš savo pasakiau, nežiūrinti tai, aš vis tiek neturiu kur eiti, Dieve, aš tik su tavim. Ir aš kaip pato ėmiau pasaką, aš galvoju, Dievo klausiu, kas vyksta, pasakyk, kas vyksta mūsų gyvenime. Ir aš prisimenu, visus suguldžiau namuose ir aš ėjau melsis ir klausiu, Dieve, kas vyksta mūsų gyvenime, kodėl visi tie košmarai yra pas mūsų. Ir Dievas sako, iškart iš Dievo išgirdau, Dievas sako, aš dėkoju tau, aš 3 kartus pasakė, aš dėkoju tau, kad tu nepalikai mane, sako, nes daugelis atėjus mažom problemėlėm nusigrėž nuo mane, suprantat? Va čia ir yra procesas, kad mes turim ateiti, kur Dievas sako, aš atskiriu gerą ir nuo blogo tavo gyvenime, atskiriu tamsą nuo šviesos tavo gyvenime, aš atskiriu, aš darau skirimą, bet tu irgi turi atpažinti, kas ir gera, kas ir bloga. Vien tai, kad atėjo bankrotas į jūsų gyvenimą, tai yra aukso vertės, nes jis turi kažką jomis išmokinti. Ir mes išmokom, kad mums galbūt nereikia kažkokių paskolų imti, kur mums nereikia, galbūt reikia mažiau ar ne, išmokti gyventi su tiek, kiek Dievas duoda, vat visas tas pamokas. Ir kai mes išmokom gyventi su tiek, kiek turim, pasitenkinti su tiek, kiek turim, tada Dievas pradėjo dauginti. Pirma, apvalė nuo to pasaulės dvasios, kur mums reikia daug, ir tada ateina bankrotai. Po to, kai tu išmoksi sugyventi su tais pinigais, ką tu turi, Dievas sako, dabar aš jumis mokysiu, dabar aš jau duosiu iš savo dvasios aprūpinimą ir palaiminimą, nes tu norėjai būti palaimintas iš pasaulio dvasios, svadat geismo apimtas. Vėlgi, čia yra labai daug tokių dalykų. Ir jeigu nebūtų atėję tie bankrotai, mes būtum daug ko nesupratę. Ir tu gali pasakyti, tai ir labai blogas bankrotas, labai blogai visi tie dalykai, ne. Tai ir labai geri dalykai, nes mūsų tikslas yra savo gyvenime atskirti gerą nuo blogo. Suprantat? Išmokti eiti per procesus. Ir labai įdomus tas dalykas, trečia eilutė, ir kalba, čia neina kalba apie dieną ir naktį, šviesą ir tamsą fizinę, bet apie dvasinę šviesą ir tamsą.
Ir visas va tas brandos procesas, jis ir be galo svarbus. Plus dar bus tūkstantmetė karalystė. Ten bus labai žymiai lengvesnė forma brandos, kurie žmonės ten gyvens. Dabar mes gyvenam labai sunkių momentų, labai daug tamsos, labai daug darbo reikia įdėti, ar ne? Ir ten bus ir plus mūsų branda tęsis toliau per visą kitą amžinybę, kai mes gyvensim su tėvu. Taigi įdomus toksai momentas, atskirimas šviesa nuo tamsos. Taigi tiek būtų tam kartui.